Įsitikink, ar tavo kolagenas veiksmingas. Dažnas labai klausimas, kuo skiriasi jūsų gyvas skystas kolagenas nuo įprasto kolageno. Aš labai dažnai sugretinu du pavyzdžius. O kuo skiriasi skystas kiaušinis nuo virto kiaušinio? Nes kolagenas irgi yra baltymas. Taigi, skysto kiaušinio biologinis aktyvumas, savybės, forma, viskas skiriasi nuo virto kiaušinio. Ir kolageno skysto savybės yra visiškai kitos. Jis yra gaminamas fermentinės hidrolizės būdu, neapdirbant karščių. Taigi jis tikrai yra gyvas. Pats svarbiausias dalykas – gyvo skysto kolageno yra unikali savybė. Organizmas mūsų per labai sudėtingas reakcijas sugeba pasisavinti jį ir jis veikia kaip būsteris tam, kad mūsų organizmas gamintų savąjį kolageną. O tai ir yra esminis skirtumas, kad gyvas skystas kolagenas būstina mūsų kolageną ir tai yra viena iš sąlygų, kai mes stabdom senėjimą ir atstatom mūsų visą jungiamąjį audinį. Japonai 40 metų galvojo, kaip padaryti, kaip gyvą kolageną sutalpinti į tokį indelį ir pristatyti mums. Taigi, jiems pavyko.